Geros rungtynės tiek tau, tiek ir komandai, kokios mintys po tokių rungtynių? Nežinau, iš tikrųjų šiom rungtynėm labai atsakingai ruošiamės, nes kiek tai treneris sakė, tai dabar svarbiausios varžybos, nes užsitikrinam kelialapį į antrą etapą. Ir mes taip padarėm, gal atrodytų, kad kažkiek per lengvai, bet yra tai kaip yra. Varžovai šiandien buvo gerokai silpnesni ir Lietuvos Rytas idealiai. Gal mes tai šiaip tai iš tikrųjų pradėjom labai agresyviai rungtynės, pakrito metimai ir mes atsiplėšėm ir kas tai svarbiausia, ką tai treneris akcentavo per ilgą rungtynių pertrauką, kad gal tik neatsipalaiduoja. Tai ir padarė. Tai gavom tada laisvą rytą. Turit bilietą kitame etape, esate viskas jau yra aišku, ar dabar kažkas keisis, ar ir toliau laikysite savo plano, galbūt eksperimentam laikas? Čia ne man šitas klausimas. Su treneriu neteko klausimas. Mes ruošiamės ateinančiom rungtynėm, o kai jos baigėsi, tai kad ir dabar po rungtynių sakė, kad dabar pradėsim ruoštis Lenkam, nes išvažiuojam į BTB. Ir tiek, o po to seka Kirka ir taip toliau. Buvo Kalėdos. Rezultatyviausios rungtynės šį sezoną Europos taurės sužaidė. Ar čia varžovas parankus, ar tiesiog pakrito pačiam? Pasisekė. Ką man daugiau sakyti?